Taigi pabandysiu parodyti, kaip brėžti cirkuliacinę liniją karšto vandens sistemai. Pasirinkam pipe, pasižymim vietą, kurioje norim pradėti brėžti karšto vandens cirkuliacinę liniją. Čia visi nustatymai tokie pat kaip ir kitais atvejais. Svarbu, kad medium grupiai būtų pasirinktas sanitary ir PWHC circulation. Gaunam tokios spalvos vamzdį. Keliaujam iki vietos, kurios norim brėžti cirkuliacinę liniją. Atkeliaujam iki vamzdžio, kadangi vamzdžiai yra vienodam aukštį. Man siūlo juos apeiti arba įsijungti tą vamzdyną. Pasirenku įsijungti vamzdyną. Nereikėtų įsigąsti, kad šita dalis irgi nusidažė tą pačią spalvą. Spustelkim refresh. Jeigu norim atlikti skaičiavimus, reikalinga pridėti skaičiavimo tašką šitoje vietoje. Tik svarbu nekurti naują tašką, o pasirinkti karšto vandens skaičiuojamąjį tašką. Tada esminis skirtumas nuo ankstesnių skaičiavimų, kad čia šitoje vietoje atsiranda jau 2 medium nariai. Spustelim skaičiuoti. Programa mus bara dėl to, kad kažkurie segmentai yra neizoliuoti, bet mums šiuo atveju tai nėra svarbu. Nematau rezultato. Srautas per kontūrą, slėgio nuostoliai. Atrodytų viskas, ko mums reikia. Dar cirkuliacinė linija galima pasirinkus kažkurį jo segmentą uždėti tekstinę anotaciją, pasirenkant, kad būtų rodoma temperatūra cirkuliacinėje linijoje. Tokiu atveju mes galim žinoti, kad kažkuriam tai vamzdyno segmente temperatūra nenukrenta žemiau rizikingos temperatūros, prie kurios gali pradėti daugintis legionelos bakterijos.